À Madame Morkunaitė. Sveikinimai pranešėjui Galeriui inicijavus labai svarbų ir reikalingą Europos parlamento pranešimą dėl tolimosios šiaurės ir atsiliepusi komisijos rekomendaciją formuluoti ES politiką Arkties regiono atžvilgiu labai konkrečiais ir visą apimančiais pasiūlymais, nuo vietos gyventojų įtraukimo į dialogą, stabilumo ir saugumo regione iki būsimų projektų, aplinkosauginių aspektų ir klimato kaitos. 1/5 pasaulio dar neatrastų rezervų glūdi būtent šiame regione. Beatodairiška konkurencija dėl prieigos prie Arkties gamtinių išteklių yra labai nepageidaujama, bet reali. Todėl svarbu vystyti dialogą, kad Arkties regionas netaptų valstybių ir gavybos kompanijų tarpusavio konkurencijos kovos arena, kurios aukomis pirmiausia taptų vietos gyventojai ir ypač jautri Arkties aplinkos sistema. Pranešime rašoma, kad Arkties regione, kuriame ypač ryškiai matosi klimato kaitos pasekmės, ilgainiui gavybos projektų daugės. Todėl manau teisingai ir ypač svarbu pažymėti, kad poveikio aplinkai vertinimas. Voilà, merci Madame. Je suis un peu stricte, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes de parole et il faut tenir le timing. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Kelly. 1 minute. I think it is good that the European Union is developing policies and strategies for broad regions such as